Sveiki, draugai. Jau daugiau nei 10 metį praktikuoju ir mokau kitus jogos. Man tai niekada nebuvo iš tikrųjų vien tik apie kūną. Nes joga tai labai galingas įrankis keisti įpročius, ugdyti valios jėgą. Ir žinot, kas įdomu? Tai patvirtina ir šiuolaikinis mokslas. Joga mažina streso lygį, stiprina savikontrolę, padeda geriau susikaupti. Pati kaip mokslas jie atsirado prieš 1000 metų. Ji buvo kaip sveikatinimuose, apsivalymo ir meditacijos kelio pradžia. O šiandien mes ją iš naujo atrandam, jau per mokslą. Ir savo coachingo sesijose bei grupinėse praktikose aš naudoju labai paprastus, bet labai veiksmingus judesius arba pozicijas, asanas, kurios padeda perprogramuoti senus elgesio modelius ir suformuoti sveikus įpročius. O dabar mistė. Koks labai paprastas pratimas arba asana labiausiai stiprina valią? Pavyzdžiui, kad būtų lengviau atsisakyti saldamino. Jei turite minčių, parašykite komentaruose ir su džiaugsmu pasidalinsiu šiek tiek vėliau teisingų atsakymų. Jūsų nėra kaučas. Iki.